3 mėnesių Pietų Amerikoje mes pagaliau skrisim į Aziją. Mūsų laukia 2 ilgi skrydžiai. Šiandien atskridome į Miami, bus perlipimas San Franciske. Dabar negaliu patikėti, jaučiasi, kad mes grįžom į civilizaciją iš naujo po 3 mėnesių Pietų Amerikoje. San Francisko oro uoste apie parą laiko laukiame savo skrydžio į Singapūrą. Šiandien atvykome į Singapūrą po 16 valandų skrydžio. Nuotaikos labai geros, laukiam maisto dabar. Keliaujame susitikti su vietiniu singapūriečiu draugu Adamu, su kuriuo susipažinom prieš 7 metus keliaudamos Tailande. Jis mums aprodo vertingiausias Singapūro vietas. Kaip nuotaikos? Žiūrėk, geras, noriu čia gyventi. Tiesiog stebime Singapūrą iš viršaus. Čia galima užlipti į Mount View ir matosi visas miestas ten. O dabar, žinoma, važiuojam pamatyti Singapūro botanikos sodus. Tai yra lankomiausia ir žinomiausia vieta Singapūre. Įspūdingiausias Singapūras yra vakare. Tai buvo mūsų keletas dienų stotelė pakeliui į Vietnamą. Todėl stengiamės pamatyti kuo daugiau.